Sveiki, aš esu Gabija, klimato aktyvistė iš Extinction Rebellion Lietuvos grupės ir šiandien dar kartelį susitikome su Kęstučiu ir Aušra, nes turėjome praeitame pokalbyje tiek daug minčių, kad supratome, jog norime pratęsti pokalbį ir kadangi ne visi galbūt klausėsi pirmos dalies, noriu paprašyti jūsų tiesiog vienu sakiniu pasakyti, ką svarbiausia dabar norėtumėt užakcentuoti, žinant mūsų tematiką apie save ir kodėl čia esat. Kęstuti. Na, esu vartotojų teisių gynėjas, dirbu NVO, vyriausybinėje organizacijoje ir tiek klimato teisingumo, tiek socialinio teisingumo temos yra mūsų vienos iš svarbiausių temų rūpinčių organizacijai, bet jos lygiai taip pat rūpi ir man asmeniškai. Ačiū labai, Asa. Aš esu politekonomė ir dėl to labai noriu kažkaip įdiegti Lietuvos žmonėms, kad ekonomika nėra apie skaičius, ekonomika yra apie žmonės ir moralę. Ačiū labai. Įdėkim prie klausimų. Pirmas šio susitikimo klausimas. Jei pasaulio ekonomika būtų žaidimas, kas būtų tie, kurie rašo jo taisyklės? Aušra. Taisyklės visada rašo tie, kurie turi galią, kurie yra galios struktūroje. Ir bet būtent politekonomijos pagrindinis objektas nustatyti, kas yra tie, kurie rašo taisyklės. Ir tai kartais yra labai sudėtingas dalykas. Pavyzdžiui, dabartinės Lietuvos situacijoje tie, kurie rašo taisyklės politikams, tai yra žurnalistai. Nes būtent jie rodo politikus arba nerodo. Jie aiškina, kad juos skriaudžia. Nes techniškai tikrai jų neskriaudžia. Ne politikai šiuo momentu yra galios struktūroje, o žurnalistai ypač tose didžiosiose priemonėse, nes jie nustato žaidimo taisyklės, nors dauguma pasakys atvirkščiai. Toliau, paprastai taisyklės, jeigu jūs nueinate į banką ir perskaitysite įdėmiai tai, ką jums duoda, jūs beveik 100% suprasite, kad taisyklės bus parašytas banko naudai. Taip? Jeigu jūs nueisite ir pasimsite biudžetą ir jeigu mes turėtumėm žmonių, kurie atsakingai dirbtų savo darbą, tai jie suprastų, kad taisyklės yra Lietuvos. Galiu tiesiog su skaičiukais, jeigu būtų laiko išaiškinti, Lietuvos biudžetas yra suorientuotas į turtingųjų interesų gynimą. Mokesčių sistema yra, kuo žmogus turtingesnis, to jo mokesčių dalis Lietuvoje bus mažesnė. Ir prieš kokį 10 metų labai juokiausi, kai CNN Amerikos televizijoje CNN vyko diskusija ir vienas verslininkas pasakė, sako, žinot, mes labai norėtume mažesnių mokesčių. Taip, verslo tarifas 39%. Verslui tuo metu buvo Amerikoje ir dabar panašiai toks pat. Tiesa, jis, kuo mažesnis verslininkas, tuo didesnis, o kuo didesnis, tuo mažesnis. Ten yra niuansų. Jisai pasakė, mes norėtumėm truputį mažesnius. Nereikia mums tokių kaip Lietuvoj. Mes sutinkam ir daugiau mokėti. Tai, bet jeigu jūs įeisite į viešąją erdvę, ką jūs girdėsite, jūs nuolat girdėsite, kaip skriaudžia verslą. Taip? Nes mikrofonus iš tų, kurie sako priešingai ir primena skaičius, tiesiog atjungia. Asmeninė patirtis. Kęstuti, kaip jūs galėtumėte papildyti ir gal galėtumėte dar globalaus konteksto įnešti daugiau? Dėl taisyklių rašymo, man regis, čia yra... Taip, apie jeigu ekonomika būtų žaidimas. Žaidimas. Tai... Jinai yra žaidima. Deja, bet ji yra patekusi į finansininkų rankas ir tapusi ne šiaip ekonomikos žaidimu, bet žaidimu ekonominiais resursais, gamtiniais resursais per finansinę prizmę. Tai aš galėčiau vienu žodžiu atsakyti, kad finansininkai tas taisyklės rašo, jų galia santykinė yra didžiausia ir tarptų finansininkų vėlgi, ne kiekvieno banko darbuotoja, kur nors mažam miestelyje savo galia prilygs stambių finansinių institucijų vadovams, kurių mastelis visai kitas, ar ne? Jeigu jūs valdote, ten, tarkime, 7 trilijonų dolerių vertės turtą, tai patikėkit, jūsų galia rašyti pasaulio ekonomikos taisyklės yra nepalyginamai didesnė, netgi
negu kai kurių mažų valstybių, tokių kaip Lietuva. Tai turbūt galima būtų plėstis, bet turbūt trumpas ir aiškus mano atsakymas būtų toks. Mano atsakymas, aš manau kitaip, aš manau, kad tai yra praeitas etapas, ne finansai valdo, aš manau, kad dabartinės tos labai modernių technologijų įmonės šiuo metu turi didžiausią galią ir jos iš tikrųjų turi tokius finansinius srautus. Būtent, kad jos turi didelį. Platformos turi tokius finansinius srautus, kad jau bankams yra sudėtinga. Tai aš manyčiau, kad mes esame tokio lūžio momente. Galiu sutikti. Ir būtent todėl komunikatoriai tampa daug galingesni už bankininkus. Ačiū labai. Eidame į klimato teisingumo temą ir ar šis konceptas klimato teisingumo yra įmanomas be ekonominės sistemos pokyčių? Kęstuti. Na, ekonominė sistema suteikia resursus, kuriais galima daug nuveikti, tą klimato teisingumą įgyvendinant, ar ne, galbūt padedant ir prisitaikymui, ir taip pat padedant tam perėjimui, kurio tikslas yra mažesnė tarša ir nulinė emisija. Bet tuo pat metu ekonominė sistema yra labai smarkiai priklausoma nuo gamtinės aplinkos. Mes įvedėm tokį terminą kaip dvigubas materialumas. Tai reiškia, kiekviena verslo organizacija turi žiūrėti jau ir ne tik tai į tai, kaip ją paveiks, pavyzdžiui, aplinkos veiksniai ar ne, bet ir į tai, kaip ji veikia tą aplinką. Europa šitoje srityje yra pionieriai. Europos įstatymuose realiai tas dvigubo materialumo principas yra įvestas jau keletą metų ir bandoma, stengiamas juo vadovautis, bet likęs pasaulis eina uodegoje dėja. Ir štai todėl man kyla nemažai abejonių, ar netgi mūsų tie tokie gana siauri europietiški veiksmai gali kokiu nors būdu reikšmingai paveikti viso pasaulio madą. Taip mes galime veikti per pavyzdį, tarsi sakydami, kad keiskite savo ekonomikos struktūrą taip, kad ji būtų žalesnė ir kad kiekvienas tas ekonomikos aktorius atsižvelgtų į aplinką lygiai taip pat, kaip ir pradėtų matuoti savo įtaką tai aplinkai, ar ne? Bet didžioji dalis tos CO2 taršos dabar jau yra nebe Europos rankose, ar ne? Tai čia yra labai sudėtingų mechanizmų, nebent rinkinys reikalingas, kuris leistų per prekybos susitarimus, tokių jau esama, šiek tiek mes dirbam kartu ir su Pietų Afrika, ir neblogos yra tendencijos su Indija susitarti. Yra nemažai palankių tarsi europietiškam požiūriui šalių, su kuriamis galima kartu sėsti prie stalo ir tartis dėl to bendro tokio žaliojo ekonomikos pertvarkymo. Bet procesas užsitęs ko gero. Ir tai mane dėja labai liūdina. Ačiū labai, Kęstuti. Turbūt visi sutiksime, kad atsakymas yra, kad neįmanomas, bet tada yra klausimas kartu, o kaip tai, ar galėtumėte Aušra papildyti dar, kaip jūs matote, kaip mes galėtume siekti klimato teisingumo per ekonominės sistemos pokyčius? Tam, kad būtų klimato tie visi siekiai įgyvendinti, reikia tiesiog mažiau vartoti. Kaip priverti žmonės mažiau vartoti, aš nežinau. Ir šito nežino niekas. Vadinasi, čia yra iš tikrųjų, kaip bebūtų keista, aš esu absoliučiai nesuvokiu, apie ką mes čia diskutuojame. Ne čia, bet kaip visuomenė. Apskritai. Ta prasme, mes tai čia aišku, kokią klausimą turime. Žiūrėkite, iš tikrųjų, mes kai kalbam apie žaliąjį kursą ir kai mes balsavom parlamente už žaliąjį kursą ir aš tai dariau ir taip toliau, mes iš tiesų kalbam apie naujas technologijas. Taip? Bet naujas technologijos ten, visokiausios, kurios ten taupia. Technokratinis sprendimas. Tai taip, pabandykite dabar žmonėm paaiškinti, kad reikia mažinti vartojimą. Bet niekada nenueinama iki tos vietos. Gerai, tu gali pridaryti, kiek nori saulės elektrinių. Jeigu žmonės didins vartojimą, tai jų neužteks. Tik tai dar daugiau išteklių reikės saulės elektriniam gaminti. Bet techniškai mes esame įklimpę tame
Ir tai yra turbūt pastarųjų taip kokių 130-140 metų logika, kad viską galima sureguliuoti matematiškai sudėliojus skaičiukus ekonomikoje. Ir kada jūs įsijungiat ir Lietuvoj radiją, ir ką jūs tiesiog klausote ekonomisto, aš jau nesakysiu pavardžių, kurie jums pasakoja apie augančią ekonomiką ir taip toliau, bet jie niekada nepasako, kiek tai iš tikrųjų kainuoja ir kas už tai moka. Tai aš kol kas nematau absoliučiai jokio posūkio į žaliąjį kursą. Aš matau, kad daugiau ant namų yra šitų saulės baterijų ir tie Lietuvos gyventojai, kurie gali sau tai leisti, nes turi ant ko tą bateriją padėti ir turi pinigų ją nusipirkti. Ir dar gali būti tiek miklus, kad prieis prie galimybės gauti tą lengvatą, jie tiesiog pigiau mokės už viską. O tie, kurie turi mažiau, jie mokės daugiau. Mes iš tikrųjų netgi didiname lygybę. Ta prasme, mes iš tikrųjų esame labai keistam žaidime. Kodėl mes jame esame? Mano pasakymas labai paprastas. Mes nekalbame. Mes mitinguojame ir dėstome į kairę į dešinę šūkius apie rojų, kuris ateis. Aš tikiuosi iki to laiko numirtų. Gerai. Ačiū Jums labai, man dar būtų labai įdomu ir tą mokestinę sistemą paliesti, bet pasižiūrėsime, ar tam liks laiko. O dabar turiu klausimą tokį gal lengvesnį, gal kaip tik sudėtingesnį apie teisingumą. Tai tiesiog, koks klausimas apie teisingumą turėtų būti užduodamas dažniau, kaip mano Aušra? Mano supratimu yra vienintelis klausimas, kuris yra teisingumo klausimas ir jis nepaprastai gražiai yra išrištas Evangelijoje. Jeigu tu nori teisingumo, žiūrėk ne į save, o į kitą. Aš dabar labai taip su gilia ironija ir kaip didelė nelaimė Lietuvai traktuoju visus šitos mitingus LRT visų tų komjaunuolių Davidanyčių prie parlamento dėl vienos paprastos dalyko. Šitie žmonės gina savo teises, bet ne tų, kurios turėtų informuoti teises. Kai aš įeinu kaip mokytoja į klasę, aš ilgus metus ir mokytoja buvau, aš negalvojau apie tai, ką man duos tie vaikai. Aš galvojau, kaip atiduoti jiems. Kai aš kaip Seimo narė ar Europos parlamento narė, aš iš tikrųjų visą laiką galvojau, man nelabai būtų gerai tai, ką aš dabar darau. Aš turiu didesnių naudų galiu, bet aš tada atsistodavau pozą. Tai yra mano asmeninė pozicija. Kiek žmonių panašiai mąsto, aš manau, kad labai nedaug ir ne todėl, kad jie yra blogi, o todėl, kad jos mokė nuo vaikystės konkuruoti, būti pirmam ir nematyti kito ir ypatingai nematyti silpnesnio. Silpnesnis yra savaime nesusipratimas. Ir kol mes turime nuostatą, kad nugalėti ir būti lyderiu yra kažkas nuostabaus, tai tol, žinokit, nieko ir nebus. Tol nebus tos bendrystės ir lygybės. Lygybės tai niekada nebus. Ta prasme, aš atsiprašau, aš save gerbiu ir aš žinau ir kokis Dievas man davė protą ir kiek aš mokiausi tai, kad pasakyčiau jums, ką dabar sakau. Bet tai yra irgi, dėkui Dievui už tai, ką davė ir į šeimą, kurioje mokslas buvo svarbus. Ne tame reikalas, ne lygybei reikalas, ar tu tai, ką turi savo talentus, tu atiduodi kitam. Ta prasme, čia yra kitoj vietoj. Ar tu daliniesi, dalinimosi kultūra, nelygybės kultūra. Kai tu pradedi šnekėti apie lygybę, tada įsijungia tie visi mechanizmai ten. Vyrai, moteris lygesni, kai kampelesni. Visokių vyrų yra, visokių moterų. Bet atiduoti reikia. Kęstuti, gal dar galit irgi papildyti apie praktiškai atspėjo Aušra mano jau mintis, nes aš gal kitaip galiu apsukti truputį, nes man tas teisingumas yra susijęs su sistemų įdomis, kurios veda prie to, kad tas, kuris yra stiprus ir gabus ir turtingas, jis gauna vis daugiau ir daugiau ir daugiau, o tas, kuris tarsi kažkokioj kitoj terpėj gimė silpnesnis, netoks galbūt žvitrus ir netiek turtingos šeimos vaikas būdamas, žodžiu, jis
jis yra smukdomas žemyn būtent dėl tos konkuravimo kultūros. Tai angliškai išverčiama viena tokia grakščia fraze the winner takes it all. Tas principas galioja. Ir jį galima atpažinti visose visuomenės. Tu gal išversk vis dėlto. Laimėtojas pasiima viską, ar ne? Visi prizai pirmai vietai, o jau būti antroji, trečioji yra jau kažkas negarbingo, jeigu nepatek, tai be abejo. Tai štai, kaip mes turime keisti tas žaidimo taisyklės klasėse, įstaigose, įmonėse, valstybės mastu, parlamentuose ir panašiai, kad tas laimėtojo perviršis, kurį jis gauna su kaupu, ar ne, kad jis nežudytų visų kitų. Taip mes pripažintume tą, nežinau, gabumų, tą kažkokį asmens iniciatyvos ten sukeltą rezultatą. Mes nesakytumėm, kad reikia iš ko nors ką nors atimti, bet mes prašytume dalintis su tais, kuriem tos globos reikia labiau, ar ne? Ir turbūt švietime tas pavyzdys yra idealus, kai sakoma, net ne mokytojas turėtų tuos prasčiau besimokančius tempti, bet jų klasės draugai, kurie turi gebėjimų, laiko ir galimybių padėti silpniau besimokančiam kolegai. Gali pasakyti jo kalbą, paklausiau. Faktas, čia yra gausybė privalumų, ar ne? Tai mano kartoje mes padėdavom klasiai vienas kitam. Mane yra mokę ten šokinėti per rožę, aš visiškai nesuprantu šito fizinio lavinimo, aš įtariu, kad dabar tokių nesąmonių nemoko, o aš padėjau kitiems mokytis matematiką, rašyti literatūros rašinius. Tai ir aš tada kažką išmokau iš tikrųjų, nes... Ir dalinatės. Ir kai tu atiduodi, tu pradedi... Iš tikrųjų, žmogus, kuris atiduoda, yra daug laimingesnis negu tas, kuris turi. Čia yra... Tiesiog reikia pasiekti. Teisingumas ir atsirastų kur kas gyvesnis, didesnis, jeigu mes tą principą konkuravimo išgyvendintume, pakeitę jį štai tokiu dalinimosi principu. Man labai gražiai tada gal norėtųsi pabaigai sugrįžti į tą žalią spalvą, nes man kaip jaunam žmogui privalu ieškoti vilties kažkur, nes Žalia klimato teisingumas, taip, jūsų lapelėje? Taip, ir be tos vilties man tada nebelieka prasmės apskritai gyventi, o jos visgi dar norisi. Ir tas buvo klausimas apie ekonominės sistemos pokyčius ir gal norėtųsi ir atkreipdėmėsi į dvi sritis. Mes jau pasakėm tą dalinimąsi ekonomika irgi yra realybė. Ir taip pat yra ir realybė tiek daiktų taisymas, tiek pasidalinimas, tiek ir ta pati žiedinė ekonomika, kaip siurbti į žemės mažiau ir perpanaudoti vis iš naujo tiesiog tai, ką mes jau paėmėm, o galbūt pamatyti, kad naujo imti net ir nereikia, arba galbūt tas iš naujo šūkis tarsi mažiau yra daugiau ir galime dalintis, tai labai smagu, kad prie šitą nuėjome. Bet kartu norėtųsi paliesti ir tą mokesčių klausimą per tas paskutinės porą minučių, kurias turime, nes aš kaip klimato aktyvistė ypatingai nuvykusi į užsienio susitikimus aktyvistų visada vis pamatau tą patį iškeliamą kaip vieną pagrindinių netgi reikalavimų klimato aktyvistų apie mokestinę sistemą, nes šiuo metu ten procentas ir keli turtingiausiųjų sukuria didžiausią dalį emisijų. Ir tas noras teisingesnės sistemos arba netgi drąsiau sakant, tas tax the rich šūkis apmokestinti turtinguosius tikrai nuskamba ir norėčiau išgirsti, kaip jūs jį matote. Aš apie tai kalbu 25 metus, aš apie tai parašiau knygą, aš visą laiką kalbėjau ir aš galiu pasakyti vieną dalyką. Žmonės nori būti turtingi. Ir jiems visiškai nesvarbu, kad šalia kaimynas bus nevalgęs. Lietuvoje mes netgi toje vietoje LRT, kurią išlaikome iš mokesčių mokėtojų pinigų, geriausias vietas atiduodame tiems žmonėms, kurie net nemoka mokesčių. Kaip žmonės, jie dirba su individualia veikla. Pagal auditą 58% ten yra dirbančių su individualia veikla. Tai yra mokančių fantastiškai mažus mokesčius.
Aš jums galiu pasakyti, kad vieną vaiką mokantis korepetitorius, turtingų tėvų vaiką, kur nors ramiai mokantis tos pačios biologijos ar matematikos, šiuo metu mokesčių sumokės nuo tos pačios sumos daugiau negu 2 kartus mažiau, negu tas mokytojas, kuris klasėje nuėjęs 30 vaikų mokys. Kai tu bandai šitą visuomeniai sakyti, yra labai galingos grupės, kurios tiesiog užspaus. Klasikinis pavyzdys, kurį mes visi žinome, tie, kas domimės šitą temą, kada prasidėjo mokesčių reformos klausimas prieš porą metų, čia dar konservatorių valdymo laikais, Jakelaitis atsisakė laidoje priimti skurdo mažinimo asociacijos organizacija, kur buvo 75 organizacijos reikalavo keisti situaciją. Jis pasakė, čia ne jūsų reikalas. Ir sėdėjo 2 verslininkai ir su jais diskutavo Jakelaitis ir nei vienas jų nemokėjo kitų mokesčių. Visuomenė iš tikrųjų visiems yra įrodyta, kad čia yra labai normalus kelias. Šitas kelias baigėsi blogai daugumai tų dirbančius individualią veiklą dėl paprastos priežastiems. Priežastiems žiauriai išbrangsta vaikų mokymas ir taip toliau, nes diferencijuojasi visuomenė. Ir jiems teks gyventi vis sudėtingesnį gyvenimą dėl chaoso, kuris jau dabar mes jau pradedam turėti rezultatą. Mes turim ne 2 Lietuvas, mes turim kokias 5 skirtingas Lietuvas, kurios per 30 metų pagamintos dėl didelės neligybės ir neteisybės. Kai mes didžiuojamės, kad mūsų ekonomika auga eksponentiškai, iš tikrųjų mes visada pamirštam pasakyti, kad kaip jinai buvo šalia Bulgarijos ir Rumunijos, kurios beje neauga, su didžiausia neligybė taip ir liko. Tai iš tikrųjų, mūsų net bažnyčia Lietuvos katalikų su kėvalų priekyje palaiko šitą naratyvą. Aš tik tai su ironija galiu pasakyti, aš manau, kad mums teks greitai mažinti savo vartojimą dėl to, kad butai labai brangus pasidarė, tai netilps daiktai. Galima ar taip nuvest, Kęstuti? Čia tiesiog graudus humoras. Jungtinėse tautose net, nors ir labai ten sunkiai tie skremuliai trina, bet lyg ir judama link mokesčių konvencijos, kuri gali, truputėlį suvienodinti šalių galias, surinkti mokesčius, ypač iš tarptautinių korporacijų. Yra viena šalis, kuri elgiasi pakankamai chuliganiškai toje srityje. Tai galite atspėti, kokia tai yra didelė šalis. Jinai sako, jeigu jūs ir surinksite mokesčius nuo, pavyzdžiui, Netflixo, nuo Google'o, kur nors Europoje, tai nesitikėkit, kad mes leisime jums tos mokesčius savo ir pasiimti. Iš tikrųjų, mūsų reikalavimas bus, kad tie mokesčiai gultų į tos didelės šalies biudžetą. Tai čia yra viena iš tokių, sakykime, liūdniausių byrančios tarptautinės tos padorumo tvarkos grimasų, bet jungtinės tautos juda tam tikros mokesčių, gal bazės harmonizavimo kryptim. Skamba nebūtinai labai konkrečiai, bet yra tikimybė, kad korporacijos, kurios anksčiau sugebėdavo išvengti mokėjimo mokesčių Lietuvoje ar kokiose nors kitose mažesnėse šalise, netokiose galingose tarptautiniu mastu, to tikriausiai nebegalės išvengti. Bet pokyčių yra. Tai šiek tiek ir suteikia prasmę jungtinėms tautoms egzistuoti. Ir vis dėlto ir man kaip tam pačiam aktyvistui ir galbūt jum gal suteikia šiokią tokią viltį. Tai su to vilties noru ir siekiu ir atsisveikinam. Ačiū jum labai už pokalbį. Dėkui.